Sveiki, mėlyjeji. Nuostabu, kad artinamės prie Dievo žodžio. Nuostabu, kad artinamės prie tų tiesų, kurias Dievas mums perdavė per savo žodį, šventąjį raštą. Nes tas, kas artinasi prie šito žodžio, tikėdamas Dievu, gilindamasis į šį žodį, priimdamas jį visą širdimi, turi galimybę patirti patį Dievą, išgyventi tikrąjį, pasiliekantį gyvenimą savo širdyje. Ir ne tik širdyje, ir realiame gyvenime, kasdienybėje. Ir kuo toliau skaitau Dievo žodį, tuo labiau jis žavi savo tikrumu, patikimumu, savo neveidmainiškumu, savo tiesa, šventumu, savo praktiškumu ir aktualumu mūsų gyvenimui šiandieną. Ir šiandieną mes tęsime skaityti Luko Evangelijos 7 skyrių, mes vis dar jame niekaip neišeina pabaigti šios skyriaus, nes tiek daug įdomių ir svarbių minčių. Ir šiandieną mes būtent skaitysime pasakojimą, kaip žinoma mieste nusidėjėlė, greičiausiai laisvo elgesio moteris, patiria Dievo atleidimą, patiria apvalymą, kaip ji Jėzaus ištraukiama iš to liūno, iš to purvo, iš to sumaišties gyvenimo, kurioje ji gyveno. Paskaitykime, kaip viskas vyko. Luko Evangelijos 7 skyrius nuo 36 eilutės. Vienas fariziejus pakvietė Jėzų kartu valgyti. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo. Štai mes matome, Jėzus nevengia bendrauti su fariziejais. Jis priima jų pakvietimus į svečius, į savo namus, prie vaišių stalo. Jis nesibodi jų, nors buvo laikas, kai jis vadino jos veidmainiais, angių išperomis, kvailais, dėl to, kad nepriima Dievo jiems numatytų dalykų. Bet jis beldžiasi į širdis, eidamas pas juos į svečius, valgydamas su jais, bendraudamas su jais, jis beldžiasi į jų širdis, jis nori laimėti, jam jie yra pražuvusios Izraelio namų avys. Tokiu būdu jis gano jas, tokiu būdu jis eina link jų. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, sužinojusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo. Ir verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalo. Tai matydamas fariziejus, kuris Jėzų pasikvietė, samprotavo. Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kurį jį liečia, nes ji nusidėjėlė. Štai toks vaizdas. Jėzus fariziejaus namuose valgo ir štai moteris, žinoma mieste nusidėjėlė, ateina į tuos namus ir tiesiu taikymu patraukia link Jėzaus. Ir čia prasideda neregėtas dalykas. Ji verkia, ji laisto ašaromis Jėzaus kojas, šluosto jas plaukais, bučiuoja Jėzaus kojas ir tepa jas tepalu. Kągi visa tai reiškia? Ką reiškia visas šitas veiksmas?
matosi, kad to suvaidinti negalėtum. Tai yra tikra. Tai yra nuoširdu. Ir ką reiškia tos ašaros, ką reiškia tos bučiuojamos kojos, ką reiškia tas liejamas tepalas ant Jėzaus kojų, šluostimas Jėzaus kojų savo plaukais. Visą tai reiktų suprasti ir vertinti kaip tos moters sudužimą, atgailą, gailėjimąsi dėl savo gyvenimo, tikėjimą Jėzumi Kristumi. Jei ji netikėtų, jog Jėzus yra tas, kuris gali jos pasigailėti, ji viso to nedarytų. Jeigu Jėzus būtų jai eilinis žmogus, eilinis vyras, visas šis veiksmas būtų bereikšmis, nes jis nesulauktų jokio atsako. Tokio atsako, kokio jie tikisi ir laukia. Bet tai, kad jie rauda prie Jėzaus kojų, tepa jas tepalai, tiki, jog Jėzus yra tas asmuo, į kurį jį gali kreiptis, iš kurio jį gali tikėtis atstatymo. Visą tai mato ir fariziejus Simonas. Garsiai jis nedrįsta to sakyti, bet savo mintise jis samprotauja, kad jeigu šitas, tai yra Jėzus, tikrai būtų pranašas, matosi, kad Simonas dar svarsto. Jis tyrinėja, gal jis pranašas, o gal ir ne. Ir štai dabar šis epizodas jam svarstyklės, tam svyravime, tas svarstyklės sveria link to į tą pusę, kad Jėzus vis tik greičiausiai nėra pranašas, Dievo žmogus. Ir sako, nes jeigu jis būtų pranašas, jis žinotų, kas ši moteris, tai yra nusidėjėlė, ir neleistų, Simono supratimu, neleistų liestis prie jo, nes savo prisilietimu ji, tai yra nusidėjėlė, jį kaip pranašą sutepa. Bet kadangi jis leidžia įliestis, greičiausiai jis nežino, kas jį yra, o tai reiškia, kad jis nėra pranašas. Taip svarsto Simonas savo mintise, savo širdyje. Ir kas įdomu, kad Jėzui tas Simono samprotavimas yra atviras kaip ant delno. Jis jį regi, jis jį mato. 40 eilutė, o Jėzus tarė, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė, sakyk, mokytojau. Skolintojas turėjo 2 skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Kuris labiau jį mylės? Simonas atsakė, manau, jog tas, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendė. Ir čia mes matome, kad Jėzus labai išmintingai, o kartu ir gudriai, galima sakyti, beldžiasi dabar jau į Simono širdį. Matydamas, jog ta moteris yra gilioj atgailoj, supranta, ji patirs tą atsakymą, ji patirs tą išganimą, ji patirs atleidimą, bet su Simonu. Štai čia šalia yra žmogus, kuris dvejoja visų to. Ir dabar Jėzus, jisai bando gelbėti ir šią sielą. Ir jis kreipiasi į jį šiuo tokiu gudriu palyginimu. Klausdamas, štai skolintojas
Buvo du skolininkai paskolinta. Vienas 500 denarų skolingas, kitas 50. Kuris labiau mylės jiems atleidus? Kuris iš jų labiau mylės tą skolintoją, kai jis jiems atleis skolą? Ir Simonas teisingai svarsto, tas, kuriam daugiau dovanota, natūralu, kad jis bus labiau dėkingas ir labiau mylės tą žmogų. Ir Jėzus patvirtina, sako, teisingai nusprendė. Ir dabar nuo palyginimo Jėzus pereina jau prie konkrečios situacijos esamajame laike. Ir atsisukęs į moterį tarė Simonui, matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojoms nusimaskoti, o ji laistė jas ašaromis ir šluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o ji vos man atėjus nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Ir čia mes matome, kad kažkuria prasme visą tą kaltinimą ir priekaištą, kurį Simonas turėjo moters atžvilgiu, dabar Jėzus nukreipia Simono link. Pasirodo, kad jei jau priekaištauti, tai labiau priekaišto vertas Simonas nei ta moteris. Nes Jėzus teisingai jam pasako, kas buvo tuo metu būdinga, tiek vandens pasiūlyti kojoms nusiplauti, tiek pabučiuoti, tiek savo svečią, tiek aliejumi galvą patepti. Bet mes matome, kad Simonas viso to nepadarė, neparodė to draugiškumo, svetingumo veiksmų. Bet sako, ši moteris, jinai pranoksta tai, kas yra įprasta. Ji daro daugiau nei kad buvo įprasta kasdienybėje. Kojas įplauna ne vandeniu, o ašaromis. Bučiuoja ne į žandą ar į kaktą, bučiuoja kojas. Tepa ne galvą, bet kojas tepalu. Ir čia dabar Jėzus daro išvadą 47 eilutėj. Todėl, sakau tau, jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Taigi, kokią padaro Jėzus išvadą? Kodėl ta moteris taip elgėsi, kaip mes matome? Ogi todėl, kad ji labai myli. Ką ji myli? Jėzų. Iš meilės Jėzui. Moters, tos nusidėjėlės širdis linksta prie Jėzus. Jinai pamilsta jį. Ir tie veiksmai, kurie Simonui yra kaip papiktinimas, iš tikrųjų yra jos meilės, pasitikėjimo ir atsidavimo Jėzui požymiai. Išraiška. Ir Jėzus matosi, nesipurto tos moters, nepatraukia jos šalin, bet vėlgi, kaip ir daugelį kitų atvejų, jis grožisi jos širdies tikėjimo. Sako, jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Kas labai myli, tam daug atleidžiama. Ir čia mes pamatome, Jėzus rodo tą kelią į atleidimą. Meilė Kristui. Kas myli Kristų,
kas myli Jėzų, tas patiria apvalymą nuo savo nuodėmių. Tas patiria atleidimą. Nuo to žmogaus pečių nuimama sunki nuodėmių našta. Ir ta moteris, jinai yra viena iš jų, labai pamilusi Jėzų. Jis supranta, kad ji yra ta skolininkė, kuri įsiskolinus 500 denarų. Ir jai visą tai atleidžiama. Dėl to ji myli, dėl to ji paveda save. Simonas skolingas tos 50 denarų, jis yra teisus savo akise, jam netiek daug reikia, jam netiek daug trūksta iki Dievo teisumo. Ir dėl to jis labai nesiveržia prie Dievo, jis patenkintas savimi. Ir dabar jau Jėzus kreipsis į tą moterį, 48 eilutė, jis tarė jai, tavo nuodėmės atleistos. Štai ta moteris išgirsta tą ilgai lauktą žodį, tavo nuodėmės atleistos. Ir ta moteris gali giliai atsikvėpti, su palengvėjimu atsikvėpti, nes visos jos nuodėmės, ji buvo vadinama nusidėjėlė. Ji buvo žinoma mieste nusidėjėlė, buvo paženklinta šiuo vardu, žinoma nusidėjėlė. Visi žinojo apie jos nuodėmės. Ir štai dabar jie sako, tavo nuodėmės atleistos, jų nebėra, jų nebeliko, jos atleistos, jos nuplautos. Jų nebėra, jos neslegia tavęs, tu esi teisi, tu esi švari. Kaip kūdikis, be nuodėmės, be kaltės, mano akise. Ir į šį stovį, šį apvalymo stovį, ta moteris mes matome, kaip jie ateina, koks kelias į tai. Atgaila, tikėjimas, Jėzaus meilė. Meilė Jėzui. Štai tas kelias į apvalymą. Taip ir mes mylėkime Jėzų, tikėkime jo, atgailaukime nuoširdžiai iš savo širdies ir patirsime apvalymą, patirsime atstatymą. Jėzus nėra šališkas, ne tik ši moteris, daugybė žmonių patyrė tai, ką patyrė ji. Ir atvirkščiai, jei esame bejingi, jei nesijaučiam kalti, jei esam patenkinti savim, mes tik dar labiau grimsim į nuodėmę, kitus kritikuodami, niekindami, kaltindami, save keldami. Ir tai yra labai liūdna padėtis. Ir įdomu, kad visoje šioje istorijoje mes nesužinome tos moters vardo. Įdomu, kad visoje šioje istorijoje ta moteris nepratarė, neištarė nei vieno žodžio. Mes girdime kalbant tik Jėzų ir Simoną, bet mes girdime labiau nei žodžius tos moters širdį, kas yra joje, ką ji kalba. Šios moters širdis įpulsuoja meilę Jėzui. Ir Jėzus tai vardina. Tai moteriai nereikėjo sakyti, Jėzau, kaip aš myliu tave. Jos veiksmai parodė, kaip ji myli Jėzų. O Jėzus tai išgirdo ir įvardino. Jos gausios nuodėmės atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Taigi, veiksmai kalba garsiau už žodžius. 49 eilutė, esantieji kartu su juo už stalo ėmė svarstyti, kasgi jis toks, kad net ir nuodėmės
atleidžia. O jis tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Kuo pasireiškia tas tikėjimas? Sudužimu prieš Jėzų. Jėzus buvo jai neeilinis žmogus. Jėzus buvo jai neeilinis svečias tose namuose. Jėzus jai buvo viskas. Jėzus jai buvo viltis ir išeitis. Ir todėl ji ir pavedė save. Visa, kas buvo, visa, ką turėjo, pavedė save Jėzui. Ir taip jį patyrė tą apvalymą ir ramybės žodį. Eik rami. Nesmerk savęs, nekaltink savęs, nesijausk nusidėlę. Tu esi naujas kūrinys. Tavo gyvenimas prasideda iš naujo. Gyvenk jį naujai. Apvalyta širdimi, apvalyta sąžinė, apvalyta siela. Tikinčia širdimi. Ir mes matome, kad tuose namuose būta ne tik Jėzaus, Simono ir moters, būtų ir daugelio kitų svečių, kurie buvo liudininkai viso to. Ir tai buvo liudijimas jiems, kad apvalymas, atleidimas įmanomas. Ir kad kelias į jį yra per meilę Jėzui, tikėjimą ir atgailą. Taip ir mes, brangieji, artinkimės prie Jėzaus su meile jam, tikėjimu juo ir nuoširdžia atgaila. Nes atgailauti turime už ką kiekvienas. Linkiu ramybės, tos ramybės, teisumo ramybės, kurią patyrė ta moteris kiekvienam iš mūsų. Sudie.